Įpusėjus mūsų kelioniai istorinės Prūsijos keliais Šiaurės Lenkijoje, drauge su bendrakeleiviais, Prūsijos tyrinėtojais Žygimantu Buržinsku ir Raimondu Genučiu, pasiekėme istorinę Prūsijos Olandijos apskritį, kurioje nuo ordino laikų gyveno atsikėlėliai iš Nyderlandų. Ir štai prieš akis mums atsiveria įspūdingų svobitų arba šliobyčių rūmų griuvėsiai. Ši valda nuo 16 amžiaus priklausė įtakingai grafų Dona giminiai, o baroko architektūros rūmuose lankydavosi Prūsijos valdovai. 1945-aisiais Raudonajai armijai užėmus šį kraštą, rūmai buvo nusiaubti ir padegti. Vėliau daugelį metų stovėjo apleisti. Dabar jie priklauso vietos ūkininkų šeimai, ketinančiai išsaugoti šią paveldo vertybę. Ką ketinate daryti su šiuo pastatu ir valda? Kaip tapote jos savininkais? Šią valdą nuomojamės nuo sausio mėnesio ir laikui bėgant norime ją įsigyti. Ketiname pastatą užkonservuoti, renkame tam reikiamus dokumentus. Paveldosaugos konservavimo ekspertas mums sakė, kad tai gali užtrukti net 4 metus. Ateityje norėtume čia prie centrinio įėjimo pastatyti stiklinį pastatą ir įrengti pobūvių salę, kurioje būtų rengiamos vestuvės, kiti renginiai. Ką žinote apie šios vietos istoriją? Bendravome su istoriku ponu Hubertu, kuris rašė disertaciją apie šio dvaro istoriją ir tyrinėjo archyvinę medžiagą. Kairėje pastato dalyje, pirmajame aukšte, buvo įrengta karališkoji menė, kurioje apsistodavo Vilhelmas III. Archyvuose taip pat yra duomenų, kad šiame dvare lankėsi Napoleonas Bonapartas. Dešinėje pusėje buvo 2 aukštų pokylių salė. Rūsyje buvo laikomi vynai. Rūmų šeimininkai vieni pirmųjų buvo įsirengę rankinį liftą, kuriuo vynas būdavo pristatomas į pokylių salę. Dvare buvo viena didžiausių krašto bibliotekų, kurioje buvo sukaupta 55 000 knygų. Pastatą padegė sovietai, tačiau apdegė tik 2 aukštas ir stogas. Pastatas buvo visai neblogos būklės dar 1997 metais, kai čia lankėsi paskutinysis dvaro savininkas Aleksandras Dona. Jis norėjo rūmus atstatyti, tačiau Lenkijos valdžia nesutiko dėl Vokietijos finansavimo ir kitų politinių dalykų. Vėliau neprižiūrimą pastatą žmonės plėšė, niokojo, kol galiausiai teliko griuvėsiai. Raimondai, kada prasidėjo susidomėjimas Prūsijos istorija? Greičiausiai tas pirmas toks postūmis buvo tai, kad tarnyba tarybinėje armijoje mano buvo Kaliningrado srityje. Černiachovsko mieste buvusiam Instenburge arba lietuviškai Įsrutyje. Mūsų karinis dalinys buvo įsikūręs Kaizerio laikų vadinamuose karinė miestelis, išlikęs iki dabar yra didžiulis. Kažkaip žiūrėdavai, kodėl čia viskas taip yra gerai įrengta. Ten, sakykime, tarp boksų vaikščiota, ten mes parašiutus rinkdavom, reiškia, po šuolių. Reikėdavo, tu parašiutą parsineši jau, reiškia, išsiskleidusi, reikėdavo jį susirinkti. Atkreidavo dėmesį, kad grindinys tas vadinamas, yra idealus. Išskaldytų, iš tokio pjaustyto čiutne akmens. Labai kokybė, visur krisdavo į akis kokybė, sakykime, kaip duris darinėdavos, ten galvodavom, arba elementarai boksas išklotas sienos baltomis tokiomis plytelėmis, kad mes tarybiniais laikais nematydavom tokių dalykų. Iš viso čia ateini į garažą ir jisai ten čiutne ornamentais. Vaikščiodavo irgi po tą miestą Instenburgą, tai pilis, išlikusi ten paminklas tenais lietuvių ulonų pulkų ir taip toliau. Toks kablys, kaip sakant, čia tikrai kažkas tai kitaip. Juk tas kraštas pasikeitė palyginus nesenai, praėjo 80 metų, ne? Šalia Lietuvos buvo visiškai kita šalis ir mes apie ją praktiškai normaliai gyvenantį žmogus mes praktiškai net nežinom.
Sovietmečių visiškai nebuvo kalbama. Sovietmečių tai buvo tam tikra prasme nekalbama. Daugiau kitą kartą žinom apie visai kitas šalis, tolimus kraštus galim pasakoti. Čia šalia mūsų, šalia Tauragės 10 km buvo visiškai kitas pasaulis. Jis yra tiesiog ištrintas šiai dienoje, ne? Plius didelis, aišku, religinis klausimas, kadangi kraštas protestantiškas, liuteroniškas, matomai Lietuvoje irgi nelabai miela visiems ta tema yra. Nu, kai kuo daugiau yra tų tokių nežinomųjų draudimų, matyt, tuo labiau norisi jį pažinti, žinai. Esam labai įdomiam mieste, kuris vadinasi Prūsijos Olandija. Arba Taip. Prūsų Olandija. Prūsų Olandija. Šiaip tai jau nuo pat Kryžiuočių pilies pastatymo, čia jau tas Prūsijos, kaip čia Olandų ateimas į tą Prūsiją jau čia minimas ir šiaip ta pati gyvenvietė labai ilgą laiką iki pat 17, ko gero, amžiaus buvo vadinama tiesiog Holland. O po to prisideda dar priedėlis kaip Prūsų Olandija, nes čia tos Olandus iš tikrųjų labai mielai ta valdžia priėmė, nepaisant įvairių religinių tų momentų. Vien tik dėl to, kad žiūrėta labai praktiškai, tie Olandai įsisavino žemės, čia vat yra netoliese ir ežeras, tai bent jau rašoma, kad 3 kartus net buvo sumažintas dėl drenažo sistemų. Olandai buvo patyrę pylimų ir užtvankų statybų. Taip. Išnaudojo tuos jų gebėjimus. Gebėjimą, nors jų tikėjimas buvo toks gal biški nelabai čia jiems priimtinas, menonitai, bet žiūrėjai iš praktinės pusės. Jo, ir čia tas miestas, jisai iš principo buvo visiškai viduramžiškas, iki Antrojo pasaulinio karo išlaikęs labai daug tų bruožų. Ir šiaip net ir gynybinė siena šiandien dar yra likusi su vartais, tai toks vienas irgi tokių rimtesnių įtvirtintų miestų Prūsijos teritorijoje ir, dėja, per Antrąją pasaulinį karą apie 80% pastatų netgi buvo sunaikinta. O miesto bažnyčia ypatinga savo vargonais. 18 amžiaus vargonai išlikę, puikiai restauruoti dabar ir taip turbūt labai absoliučiai retas dalykas pamatyti, važiuojant per šitaip nuniokotą tą kraštą, kad yra dar išlikę tokios įrangos. Ir epitafinė lenta didžiulė. 1527 metų, praktiškai 500 metų. Tai čia greičiausiai jinai galėjo būti susijusi su pačios kunigaikštystės kažkokiu ten figūromis arba žmonėmis. Ten riteris, aiškiai, taip man iškart pagalvojau, tas Albrechtas panašus. Bet atrodo iš tos pusės kaip pasaulietis, nes jau su liktai žmonos atvaizdas yra šalia. Taip. Tai tas irgi įdomus momentas. Gal kažkoks buvo fundavimas, gal kažkokia pagalba. Reikėtų daugiau laiko čia pastudijuoti. Čia reikia važiuoti maždaug 2 mėnesių ekspedicija, tai tada... O mes čia tik 2 dieną. Gerai, keliaujam toliau. Jo, va čia ta perdegusi plyta, nes aukščiausiai buvo. Degimo procese jos perdegdavo, bet va sugalvojo praktiškai. Kaip panaudoti? Taip. Bet ir matom, kad iš tikrųjų egzistavo kitas pasaulis, kita šalis. Ja pažinti visai būtų įdomu, nes jinai turėjo įtakos ir tai mūsų dabartiniai Lietuvai, taip kaip mes dabar Lietuvoje gyvename, ne? Ką mes turim. Ir dažniausiai mes to visiškai nevertinam, nes mums atrodo, kad taip, mes tą turim, tai yra mūsų, bet Savaime suprantama, Donelaitis mūsų yra, bet kada jis gyvena, kažin ar jis aplamai galvoja apie tą didžiąją Lietuvą. Jis galvoja apie savo gyvenimą, savo bažnyčiai, savo parapijoje, matė tų žmonių gyvenimą ir jis rašė, darė tas, kas ant jo dūšios. Ir nemanau, kad jis galvoja ten, kai jis parašys kūrinį lietuviam ir taip toliau, ne? Iš tų kelionių, kurių tikrai buvo nemažai ir į Kaliningrado sritį dabartinę, ir čia į tas Lenkijos senasias Prūsijos vietas, kas labiausiai palieka įspūdį? Tas būtent civilizacinis lygis, išsivystymo šalies lygis, ne, tuometinis, kuris, sakykime, jau buvo sukurtas tais laikais. Nereikia atsiminti, kad netgi Prūsija turėjo savo automobilių gamintoją. Ką mes dabar apie tai žinom?
nieko nežinoma, ne? Taip, Elbinge egzistavo kompanija Komik, kurios sunkvežimius pirko net Tarybų Rusija savo armijai. Pramonė buvo, žemės ūkis buvo tvarkomas ekonomiškiau, efektyviau, kitoks supratimas buvo, kitokia tvarka. Progresas ėjo čia, sakykime, iš tos visos centrinės, iš tolimesnės Europos daug anksčiau. Ir matosi, kai žiūri istoriją, tas progresas jis po truputį eina į rytus, atsilikdams 50-60 metų, žinai. Aišku, sritis, įspūdinga savo ir buvusiais statiniais, ir keliais, ir, įspūdinga, bet jau jinai, manau, galima sakyti, kad yra sunaikinta. Niekada jinai jau nebebus tikriausiai atstatyta. Kaip sakant, be vienos raidės buvo Prūsija, liko Rusija. Esame vienoje iš jubiliejinių bažnyčių, kurios vaizdas gerokai skiriasi nuo pirmosios čia mūsų matytos jubiliejinės bažnyčios, nors išlikusi epitafinė lenta puikiai, bet pati bažnyčia yra apverktinos būklės. Pastatyta 1904 metais, statyba buvo rekordiškai trumpa, pastatyta per 7 mėnesius. Turėjo ypatingą sienų tapybą, kurią atliko iš tikrųjų garsus asmuo, reiškia Beselis Lorchas, kuris buvo ne tik tapytas, bet jis buvo dar ir vyriausias statybų inspektorius Rytų Prūsijoje ir jo senelis buvo vienas garsiausių Karaliaučiaus universiteto mokslininkų astronomas Beselis. Beselis, taip. Prie įėjimo yra įmontuoti į sieną atminties akmenys skirti Friedrichui I, kuris įkūrė Prūsijos karalystę 1701 metais ir paskutiniam valdovui, kaizeriui Vilhelmui II, 1901 metai, reiškia 200 metų laikotarpis. Bažnyčia pasižymėjo to, kad buvo įrengta šildymo garų sistema, sumontuoti radiatoriai, anglių saugykla. Tuo metu šildymo garų sistema buvo labai pažangi ir dabar būtų pažangi, bet jinai yra sudėtinga, tai ne karštų vandenį, o sukurti turi garų, pakankamai garų, kurie judėtų radiatoriais. Cirkuliuotų. Na, bet jinai taip ir liko, niekam nereikalinga, lyg tai ir priklauso dabar Lenkijos evangelikų bažnyčiai. Lenkijai Augsburgo išpažinimo, liuteronų bažnyčia vadinasi oficialiai. Netgi matom suolų likučius, suolai, kurie čia buvo sumontuoti. Ir tos sienų tapybos fragmentų čia tikrai nemažai yra. Šiaip šitą bažnyčią matosi, kad ir padegti jau bandyta ne kartą, tai suolai yra sudegę kolona. Ir čia neaišku, kiek čia dar tas stogas laikys. Čia avarinė būklė. Čia jau būklė. Iš principo pavojinga čia reikia. Taip sakytum, gal koks jausmas panašiai, man nežinau, kaip į plaškius užėjus, bet ten matosi, kad bandoma išsaugoti, kažkas vyksta. Nes, sakykime, plaškiuose tai realiai stogo nebuvo, ne? Čia dar yra nemažai. Ir altoriaus labai daug, faktiškai išlikęs altorius, galima sakyti. Altoriaus buvo, kaip suprantu, krucifisko skulptūra, kuri pagaminta Italijoje. Nebėra nieko. Galbūt kokiai nors artimiausiai bažnyčiai ir yra kitoj. Perkelta neaišku kur. Iš 7 jubiliejinių Lenkijos, tai liūdniausias vaizdas. Tai tokia liūdnoka antros dienos pabaiga. Na taip, palei pat buvusią Prūsijos sieną su Lenkija. Jo, čia pat jau. Čia pat, faktiškai, puskilometris kažkur. Jo. Paskutinis forpostas toksai. Esame Lenkijoje Paiš mieste, istorinis pavadinimas Johanesburgas. Kuo šis miestas įdomus yra? Įdomus to, sakyčiau, kad galima gyvai pamatyti atstatytą miestą,
su kažkuriais išlikusiais elementais, sakykime, kaip miesto rotušė įspūdinga, ne? Galima tokį susidaryti vaizdą, kaip galėtų atrodyti dabar va šitą Prūsiją, ne? Įdomus faktas tai, kad 20 metų plebiscite dėl pasilikimo rytų Prūsijoje ir perėjimo Lenkijai gyventojai praktiškai 100% balsavo, kad pasilikti rytų Prūsijoje. Tai skirtingai nei Klaipėdos krašte, kur jokio referendumo nebuvo. Šitose žemėse, būtent Varmijoje, Mozūrijoje, visur vyko plebiscitas. Kur gyventojai norėtų likti, ar likti rytų Prūsijos teritorijoje, ar pereiti į Lenkiją. Tai aplamai visose šitose žemėse praktiškai, galim sakyti, 100% buvo balsuojama, kad likti rytų Prūsijoje. Čia bažnyčia pastatyta 19 amžiaus viduryje. Viena didžiausių regione iš vis fachverkinių bažnyčių išlikusių. Šis tas likę ir viduj, tai altorius barokinis ir sakykla berods 1701 metų, bet kai nueini vidų matosi, kad vidus vis tiek yra perdarytas. Regionas stipriai nukentėjo per Pirmą pasaulinį karą. Daug gyventojų, ypač vyrų, buvo išvežta į Sibirą ir tokia politika Rusijos buvo. Ir netgi iš Lietuvos teritorijos per Pirmą pasaulinį karą, iš tos mažosios Lietuvos, tas pats Jankus buvo išvežti, tai rodo tą tokį jų požiūrį į mus. Visada ta pati istorijos dalis, tai yra Antras pasaulinis karas, tai 2/3 miestų tiesiog nušluoti buvo aviacijos sovietų, o po to, ir dabar vaikštant matosi, kad jisai tikrai gerokai susuniokotas, sunaikintas. Ir čia vertėtų atkreipti dėmesį, kad vienas iš nedaugelio pavyzdžių, kur neužtušuotas LTD ženklas, sveikas. Nenušveistas. Ir daug vokiečių kalba užrašų, kur kitur visai nerandi, o čia lenkiškai, vokiškai. Trečioji diena ir paskutinis mūsų kelionės ekspedicijos taškas Lenkijoje – sienos stulpas, ženklas 16 amžiaus. Ką jis žymi? Tai pirmiausia, tai mes tiksliai kur čia stovim. Tiksliai čia kur stovim, tai stovim ant buvusios sienos, kuri egzistavo iki 45 metų. Tai čia yra tas buvęs griovys, jo liekanos, tiesiog realiai veikusios sienos dalis. O šitas stulpas, kas ant jo yra parašyta, kad 1545 metais buvo aiškiai pažymėta riba, tarp dviejų kunigaikščių. Tarp Žygimanto Augusto, kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio tuo metu, nes 1545 jis buvo tik Lietuvos didysis kunigaikštis. Dar nebuvo tapęs formaliai Lenkijos karaliumi. Ir Alberto, kaip Prūsijos valdovo kunigaikščio. Turbūt labai svarbu, kad pati tai siena, mes žinome jau Melno taikos tą faktorių. 1422 metus, bet ta siena jinai vis tiek būdavo, šiek tiek derinama. Kaip gyva jinai. Tai vieni pretenzijas turėdavo kažkoks vietinis, gal man atskirki čia, žinai. Ir iš tikrųjų matosi pagal tas demarkavimus, tai 16 amžiuje, ko gero, taip nusistovė aiškesnės jau tos ribos. Dabar vizualiai mes čia tiesiog vienur pusėje miškas, kitoj pusėje miškas, bet čia realiai egzistavo siena 500 metų. Realiai tikriausiai vienintelis ir išlikęs toks sienos žymo materialus. Šita lenta lotynų kalbas tais herbais, iš tikrųjų čia jau nebėra originalai. Taip. Tai čia irgi tokia tema, ką daryti su paveldu, kuris yra, jį reikėtų gelbėti, saugoti, pavyzdžiui, perėmimas kartais į muziejus. Tai čia dar Vokietijos imperijos laikais perimti į karaliaučiai buvusioje pilyje Prūsijos muziejų. 20 amžiaus pradžioje. Originali lenta buvo perkelta tenai. Iškalta kopija, ten yra aiškiai parašyta ant jo. Pažymėta, kad tai yra kopija. Ir dabar tapo miltais ar kažkokiam duženom ten po karaliaučiaus. Sunaikinta, susprogdinta. Tai kopija liko vienintelis iš tikrųjų žymuo, ar ne? Kopija dabar yra žymuo. Originalas, atrodo, paimtas išsaugojimui, o karas padarė savo. Kągi, baigėsi mūsų 3 dienų
labai intensyvi kelionė po istorinę Prūsiją Lenkijoje, tiksliau mažame Lenkijos gabalėlyje. Manau, kad tikrai įspūdingos, pilnos įvairių objektų dienos ir jausmų, tokių labai skirtingų, dviprasmiškų kartais, ar ne, nuo griuvenų, nuo griuvėsių tokių iki labai gražiai išsaugotų objektų, bažnyčių, paminklų, ar ne. Matai, kad iš tikrųjų buvo, nežinau, ar ta žodis galinga valstybė, kurioje jos keliais važiavom, senaisiais keliais. Matėm visokiausių bažnyčių, dvarų, didžiulių ūkininkų ūkių. Tas laikas dar nesugebėjo sunaikinti tų požymių, ne? Bet jeigu tu iš vis nežinai, kur esi, tai tau nieko nesakys. Kai tu žinai, kas čia yra, bet iš karto matai tą seną palikimą ir tą naują palikimą. Atpažįsti tas čerpes, raudonas plytas. Raudonas plytas. Matai, ar tu būtum Klaipėdos krašte, būtum Kaliningrado srityje, ar tu būtum čia, daug vienodų požymių, vienodų architektūrinių sprendimų, pačių statybos, tų įvairių sprendimų ten, matai, kad tai buvo vientisa šalis, tokia vientisa teritorija. Tas Prūsijos arealas, jis nėra matomas kaip vienis, kada jis yra padalintas tarp skirtingų valstybių. Ir visi tą paklodę kažkaip bando tampytis. Ir kiekvienoje valstybėje skirtingas dar požiūris. Matom, kad yra kitur specialiai nutrinta. Koks nors Prūsijos pavadinimas. Nutrintas, uždengtas. Ir taip, lietuviška perspektyva yra apie Prūsiją žiūrėti per mažą Lietuvą. Kartais jinai, mano galva, bukai yra pertransliuojama vien tik per baltišką naratyvą, kad Prūsija yra tik tai baltų kažkokios žemės. Lenkai čia bando per savo mozūrišką. Jo, ir Lenkija irgi turi savo labai irgi aišku tą pasakojimą. Žiūri netgi ir informacinėse stenduose labai aiškiai bandom akcentuoti kartais, kad čia Lenkija ateina kaip tarsi istorinės teisybės vedama. Vėlgi yra vis tiek ignoruojamas tas momentas, tas liuteronybės momentas, kad tie žmonės turėjo kitą identitetą, sampratą, supratimą, atskirumą nuo tos Lenkijos katalikiškos dalies, gal čia panašiai kaip ir pas mus iš tikrųjų Lietuvoje, irgi tarp didžiosios, mažosios Lietuvos tas santykis irgi nelabai aiškiai akcentuojamas. Tas Prūsijos fenomenas, jisai tikrai dabar yra išskaidytas, išmėtytas ir kažkaip suprasti tikrai verta. Ir aš linkėčiau važiuojantiems, tarkim, į Gdanską, į Danzigą turistam, keliautojam šiek tiek stabtelt šituose regionuose, šituose vietose, suprantant, kad tai nėra visai kažkoks aiškiai nupasakojimas teritorinis vienetas, kad tai šiek tiek skirtinga teritorija ir kartais turinti labai daug ir istoriškai bendrumo su mūsų ten ta šiaurės Lietuva, mažaja Lietuva, kad tada tu keliauji su visai kitu smalsumu, tas žemės yra tikrai fantastiško grožio, tas tiek gamtinės, tas kraštovaizdis, tiek ta paveldo gausa ir ta Prūsijos praeitis, negali nežavėti. Paveldo gausa čia yra didžiulė. Neįtikėtina, kad čia... Kiekvienam kaimelį, miestelį tu gali pamatyti tiek... Pas mus kultūros paveldo departamentas nežinotų, ką daryti, kiek reikia lentučių kalti ant visų pastatų, paveldas. Ir turim šalia pat Lietuvos kadaise, visiškai vakarų Europai tinkantį regioną ir tas matosi kiekvienam pastate, kiekvienam pastato lange, elemente, detalėje, čerpėje, grindinyje, geležinkelyje, bet kuriam senam viešajam pastate. Tai tas regionas tikrai labai vertas dėmesio ir tolimesnių tyrimų svarbiausia. Tyrinėjimų ir tikrai čia atvykimo, pasižiūrėjimo, nes čia faktiškai turbūt apie kiekvieną kaimelį galėtum tos istorijos ieškoti, atrasti. Taip, mes pravažiavom ir mes daug ko vis tiek nežinom. Nei patirčių, nei kas ten gyveno. Neįmanoma būtų per 3 dienas tiek visko. Reikia mėnesiais keliauti, jo. Mėnesiais. Ir sugrįšim. Sugrįšim.